pašnekim. Galima. Iš trasos ką tik grįžot? Taip. Sėjat, kokie įspūdžiai? Truputį apėjom dar ne viską. Ką turėsit, ką gausit šiandien? Oi, nežinau, iš tikrųjų, nes neįsivaizduoju, bus labai įdomu. Sakė kolega, kad ten yra betoniniai blokai kažkokie. Tai skau gal net neinam, nežiūrim, nes po to jaudinsimės per daug. Pirmą kartą vaginėse gal? Pirmą kartą, jo. Aplamai pirmą kartą hard enduro. Tai čia bus tokia kova su savim. Kiek laiko važiuosit? Tai nežinau, kiek gausis. Bandysiu viską pravažiuoti. Tai vadovas. Čia labiausia hard trasų direktorius. Teisingai. Teisingai, taip ir reikia daryti. Ne, tai norėčiau dar smarkiau padaryti, bet paskui prasideda ašarų pakalnė. Paskui užtrinsta balas. Tada pavasarį šiemet išdaug turėjom nerealiai daug vandens. Tai vanduo net iki autokroso trasas duoda. Ateik čia baigla pašimaiku kalbėti. O jūs ne pirmą kartą? Nu, tai kiek čia vyksta? 2 metus? Treti dabar, treti hardas. Aš gal vienas praleidęs. Tai dabar apsijėt kažką naujo randat? Kažkiek yra, bet panašiai kaip buvo kažkiek. Nu, biški čiučiut, ja, biški kitaip, bet nu, bandau įnešti, aišku, sakau, čia buvo planų dar padaryti kitaip, bet, sakau, ne viską spėjom taip, kaip norim, žinai. Gyvenimas pakoreguoja. Tai važiuojat vienas individualiai ar su klubu? Su klubu. Koks? Moto akademija. Bet tik tai vienas iš klubo atvažiuoti. Ginsi tą Tai vardą. toks ir klubas. Labas dienas, labas dienas. На русском можешь говорить? Нет? На английском? Tai tada... Okay. How you feel tomorrow? I feel very good. Today it will be a good day, sun is shining and the track looks good. It's your first start to hard enduro? No, it's my second year. Last year I raced Rocket Rider and this year it's my first Lithuanian. And Hard enduro. this track you first time? Yes. You walking this track a little bit or not? No, I'll try. I'll see what's gonna happen when I race. You drive alone or with the team? I am under a team, Orange Racing Team. Ну, бралюки, интервью. Можно по-русски? Да, по-русски можно. Первый раз приехали к нам на гонку, да? Первый, да. Да. Здесь не были еще. Ходили по трассе или нет? Нет. Нет. Ну тогда, значит, после заездов надо спрашивать, как вы. Да. Я обычно не хожу. Не ходишь, да? Понял. Не хочу расстраивать себя. Приедешь, ну, едешь по трассе, и что Да, попало да, тогда, да, так, да. все, да. А то думаешь, там будет то или это. Ага. Все ясненько. Вас латышей сейчас приехало, тут, по-моему, 4 вы, да? Нет, я думаю, больше. Больше даже, да? Раз, два, три, 4, 5, 8. О! 8 или 9. О, это значит будет латышский этап здесь тогда. Небольшой такой. Небольшой, да. Да. Все ясненько. Тогда эндуро тоже едете? Ну вот будет Балтийский чемпионат эндуро здесь. Посмотрим. Думаю, что может быть, да. Ага. Ну там 2 дня только будет гонка. Ну в парке здесь электрическая, все, вода есть. Ну да, может быть и будем ехать. Сейчас приехали посмотреть, и как. В принципе, такой, как бы тренировка у нас близко получается. С какого города? Сигла, 130 километров. Ну да, недалеко, да. Ну ладно, тогда будем... Хард эндуро все вот едем, пытаемся. Понял. Ну, тут не совсем еще хард эндуро, тут надо еще мне... Pul sakė profesionalas pakalbint. Čempioną, pritų metų hard enduro. Čempioną. Enduro išbandė dabar į hard enduro. Kupiškį. Pabandysim hard enduro. Nu, trasa tokia smagesnė šį kartą nusimato. Įdomi iš tikrųjų. Praėjom, yra šlapių vietų. Čia matėt pati pradžia su stulpais tokiais? Jo, mačiau. Čia tokia rizikinga, stulpai užkilimai. Nu, vat per kvalifikaciją pažiūrėsim. Organizatoriai dusėti. Šis stulpuo. Vakar vakare, bet kaliam kuliuku. Ai, tai jūs čia padėjot? Padėjom. Nu, labai, sakėm, nuotaikos reikia nešti. Tai nebus, kad patys koją savo pasikišė. Bus kaip bus.
Čia pagalbininkai, va visą trasą darė šaunuoliai. Tai jūs čia iš vakaro atvažiavėte? Iš vakaro, jo. Žiūrovam, VIP zonas reikėjo padaryti, kur žiūrėti, kur visas veiksmas vyksta. O kaip po enduro? Viskas gerai baigėsi? Jo, super. Smagiai? Fantastika, iš enduro buvo labai geras. Ir oras, pataikėme orą, kaip tik fantastiškai. Šiandien lietus tai gal nebe... Nebus. Kaip praeitą kartą tikrai nebus, bet enduras tikrai užskaitau labai padėjo. Organizatoriam visą laiką. Galima pašnekinti. Galima. Kaip nusiteikimai? Geri, pirmas varžybas šiemet. Tai jūs taip nenuolatos važiuojat ir po kokių traumų atsigaudinėjat? Po traumų, pertraukas didelės. O, tai čia toks pirmas išbėgimas dabar bus rimtas. Visiškai pirmas šiemet. O patys kart enduro daugiau? Visiškai savas sritis, tik tai tokias sritis. Jo, kaip nusiteikimas, taip trasą apsiėjus? Trasa lengva, sakyčiau, lyginant su prieš 2 metus, kai darė pirmą šį čia etapą, kliūtis visos palengvėjusios, išvažinėtos daugmaž ir nusiteikimas tai tiesiog prasivažiuot, apšilt kojas, jokių ten pergalių. Pajaust save? Kaip? Pajaust save po traumos? Jo, pajaust save. Kaip motociklas ilgą laiką taip nevažiuotas, neužrūdyja? Ne, neužrūdyja, bet reikėjo pasiruošti tikrai. Tai iš vakar atvykot šiandien? Ne, šiandien ką tik. Ir kaip dalyvių gausa? Liūdina, nes varžybos įdomios hard enduro, iš esmės kaip disciplinas toks, tai disciplina yra įdomi, bet gaila, kad nesusirenka žmonių. Gal bijo tų iššūkių, sunkesnių kažkokių kliūčių, bet... Labai Latvių ištempė, buvo nuėję iki Latvių 9 ar 8 jų vien tik atvažiavę. Taip, mes ištempėm, bet greičiausiai čia bus susiję čia spekulacija, bet susiję, kad mūsų sekantis etapas Lietuvos vyks Latvijai per Rocket Bikerio varžybas, kurias visus kviečiu lietuvius, jeigu dar spėsit užsiregistruoti. Kada čia bus? Rugpjūčio vidury, net tiksliai datos neatsimenu. Tai va ten vyks mūsų antras etapas, tai galbūt kažkaip ir Latvijos etapas čia galbūt vyksta, aš nežinau kodėl. Čia Latvikai, kurie tai pirmą sykį atvažiavę, jie iš Siguldos, man atrodo, minėjo, tai netaip jiem ir toli. Taip. Bet vis tiek, 9-8 ekipažai iš Latvijos, tai toks spyris lietuviam, kur atrodo namų aikšteliai, nenori patys lietuviai kažkodėl žaisti. Taip, bet šičia yra pirmas kartas, kai Latvija atvažiavo į hard enduro apskritai, nes kiek aš esu važiavęs, nematęs nei vieno Latviją. Ir tas berniukas, o taip atrodo, jis ten nusiteikęs su KTM 85 kubų. Žvaigždėjau jis. Jo, jisai minėjo, kad... Čia net mums nebus ką veikti, ta prasme, jam nebus ką veikti prieš mus visus, turbūt mėgėjų klasiai. Pamatysim to užvažiavimą. Jo, bus įdomu, jis stiprus. Gerai, susitiksime. Ačiū. Kas labai ilgai miega. Kokių klausimų turėsi? Tai, pristatau... Organizatorius čia? Pristatau Enduro komisijos pirmininkas Žilvinas Kazakevičius. Ar kaip ten dabar, tai dar ir FIM atstovas. Pareigybių. Lietuvoj. Turiu aš tų pareigybių. Lietuvoj pats viršiausias, sakykime. Tai žodis tau, Žilvinai, trumpai. Kur šiandien esam? Mes esam Man antruos namuos. Jo, Kupiškio automoto parkas, ne? Automoto sporto kompleksas. Komplexas, jo. Iš tikrųjų, Sauliukas jau ne pirmus metus daro šitą renginį. Jisai, manau, vienas iš įdomesnių Lietuvoje. Kas dabar šiais metais bus, aišku, vienas etapas bus Latvijoje, tai ten 3 dienų didelis eventas. Tai Rocket Bikerio enduro šiandien tai ką, labai gera diena, gera trasa. Dalyvių iš tikrųjų tas mūsų Extreme Enduro yra nauja sporto šaka. Tik palauk, 3 metai, ne? Treti. Tai 31 dalyvis, tai tikrai gerai, nes buvo ir pradėjom turbūt nuo 12 dalyvių. Net 15. Kiek Latvių, Sauliau? 8 ar 9? Jo, bet dabar čia Latvius pakalbinam, liktai, kad jie 8 Latvijai. Taip, matai, Latvija čia labai gera lokacija. Jiem netoli važiuoti, žinai. Šiaip Kaune nebuvo Latvių ir turbūt tuščias savaitgalis. Kodėlgi nežinau. Dabar dar sakė, Estas atvažiavo? Aš sakau, aš techninę dariau ir man atrodo, kad Estas buvo, bet pagal pavardę, žinai, vėliavos nemačiau, bet man atrodo... Galima sakyti, kad augo? Ne, tai matai, šita sporto šaka realiai pasauly, tai čiut ne top 1. Pagal mediją, pagal viską. Jinai yra viena iš populiariausių šakų, todėl kad jinai labai efektinga yra.
iš tikrųjų ir labai mediją mėgsta. Nu tai tarkim, Nu, dramos čia daug. dabar vyksta Red Bull Romanieks, ne? Tai pačios sunkiausios ir populiariausios Extreme Enduro varžybos pasaulyje, ne? Tai ten registracija atsidaro, aš nežinau, kiek dalyvių ten priima, nesakysiu, nes tikrai neatsimenu. Ribotas skaičius? Ribotas per savaitę arba per 3 dienas uždaro. Startinis mokestis 1700 eurų vienam. Bet ten jau atvažiuoja tie ligoniai. Nu, va, lietuvių iš tikrųjų nemažai šiemet buvo, man atrodo, gal 4 ar 5 važiavo Romaniekose. Nu, bet čia, matai, save gerbintis enduristas, jeigu jis truputį Extreme Enduro jam patinka, tai turėtų vieną kartą pravažiuoti. Čia kaip Dakaras. Nu, žinai, kad čia ne dėl, nes tengi visi to pradėjai susirenka, bet, nu, finišas yra labai gerai tenai, žinai. Nes ten į dieną apie 8 valandas važiavimo. O jūs iš vakar atvykę? Ar šiandien atvykę? Šiandien. Tai čia apsėjat biškį trasą, kad čia Saulius priraizgęs. Tai aš, matai, mano sūnus važiuoja, tai jisai man viską pasako. Kaip sūnaus nusiteikimas apėjus trasą? Gerai, jisai sūnus, tai jisai pasaulio Super Enduro čempionate dalyvauja, tai jisai skilsų turi, tai jam nelabai nustebins jį. O jis turės čia su kažko pasimatuoti šiandien? Nu, Latvių mačiau yra, iš lietuvių tai nelabai su ko turi, bet Latvių mačiau yra, tai nežinau jų lygio. Bet, nu, visą laiką pasimatuoti yra įdomiau, tada yra stimulas važiuoti, žinai. Nu, taip, tai tikiuosi, kad bus. Nu, tai gal dar dienos bėgį susitiksim tada. Matysim, kokie nusiteikimai. Sakė, reik pašnekint. Mane? Jo. Ir vėl auginės. Taip. Patinka čia? Patinka, netoli. Kur labiau? Enduro, hard enduro? Mėgėjas? Kuo daugiau kalnų, to geriau. Į cross country, hard va? Važiuojam cross country, bet labiau kaip treniruotės. Labiau tai hard viskas. Tai šiandien bandysi kovoti dėl kažkokios vietos, dėl taškų, per savo malonumui? Nu, čia iki hardo dar reikėtų daryti kalnų nemažai, bet labiau super enduro gal šitą trasą. Nėra kilkas, bandysim važiuoti. Latvių neblogų atvažiavo. Pažįstame, jau važiuojam su jais į Latviją pasitreniruoti. Krivuoj irgi yra neblogų vietų. Tai važiuoji vienas individualiai ar kažkokį komandą? Dalį. Kaip po voginių enduro? Gerai. Atsigavai? Kažkokių treniruotų? Ai, nenuvargino? Ne. Lengvesnis, galim sakyti, enduro važiavimas negu kad hardas. O dabar trasą apsėjai? Jo, apsėjom. Ką gero, ką įskirtum? Nieko, įdomiausia akmenys, betonai. Čia dabar šitų kalnų naujų po starto tokių uždavė stulpai, kalnas, ant kalno viršaus stulpas. Nepakiškojas? Nežinau, žiūrėsim, prasivažiuos kvalifikaciją, tada pasimatys. O trasa lėtesnė nei enduro čia sumato? Taip, nes daugiau kliučių automatiškai. Gerai, reisim. Važiuojam! Dabar tuoj važiuosim į grandę finalinį ratą, kad padaryti gerą laiką. Dar turim 8 minutės. Daug geriau vandens, senų vandenį. Pagalba iš šalies bus, žiūrėk, traktuojama. Ir užfiksuota dar ką? Karpysim. Tu čia juk radai mano. Karpysim, jo, čia tavo varmėtės, po paskutinę kalną išmetei. Kaip sekas? Nu, kaip sako, krūva reikalų, kai kiaulė papjaus. Lepina oras. Ką? Lepina oras vasariškas. Gerai, saulė, ačiū tau. Turi biškai pasitaškyti kažkur. Yra biškelį, reikia važiuoti. Kaip ten sako, su kiekvienais metais vis mažiau balų randi, kuriuose gali paskęsti. Gerai.
irgi bet čia aptai, sportininkai, gerai neprastas. Daug lenkimų trasoj? Yra nedaug. Iš pradžių nuo starto kvalifikacijos sustartavau kartu su Džiugu, tai nieko nebuvo pirmuose ratus. Po to atsileidau, atsirado vieni, kiti. Pasibarstė dabar jau. Jo, pasibarstė, pailsi kiti, dar pabando be slapą įkalt. Tai kaip dirbtinės kliūtys, akmenų ruožas? Gerai, neliūdna ir yra ką veikti, yra ką veikti. Gerai, susimatysime. Davai. Energijos reikia? Reikia bananų. Nu, pirmas užvažiavimas 30 minučių. Neblogai. Ilgai laikas ėjo? Ne. Realiai 5-6 minutės beveik ratas, tai 6 ratai. Sako, štai trasoj dažnai atvažiuot pasitreniruot, tai kažką panašiai ir važiuojat, ar kažką naujo dabar radai? Vis išraita kažką naujo vis tiek. Vietas matytas, bet tai vienur kyli, kitur leidęs priešingai negu važinėjai, tai skiriasi vis tiek. Blokų nepristampys iki pats čia dabar va viską pritampi padarė. Kur galėtum įskirti tokios trasos sausainius vadinamus, tokias vyšnės ant torto, kur sunkiausia? Sunkiausia kur? Tai gal labiausiai kas rankas kenčia kerta, tai kliūtis tos. Akmenys tenai viskas vienoje vietoje netoli, tai... Bet virtimų neturėjai? Ne. Teko lenkt? Kelis, taip, nes vieni vis tiek dabar kvalifikacija, tai visų ratų nieks ir nevažiavo. Vieną pražiūrėjai greičiau, kitą lėčiau. Laikui vis tiek reikėjo pražiūrėti vieną ratą. Kiek dabar dar turėsi užvažiavimų? Dabar 2 užvažiavimai po pusvalandį. Gerai, sėkmės. No, first lap. Yeah. How do you feel? It was good. Felt pretty great, but a bit slippery because of the rocks. But I like the track and. Hard track or it's easy? It's not easy, but it's not also too hard. It's perfect. What's your time now? I think it was 5 minutes and 26 seconds, something like that. Okay. Motorcycle, it's all good? It's all good, yeah. It's perfect. Na, pirmas ratas 30 minučių įveiktas? Nu, ne 30. Porą apžvalginių padariau ir užtenka. Kaip rasa? Gera, labai smagi, tik tai, kad karštoka šiek tiek, nedamiegojęs, bet tai nusprendžiau geriau porą ratų apžvalginių padarysiu, pailsėsiu savo ramiai, paplėpėsim ir toliau bandysim važiuoti. Tu dabar trasoje atsigrojai kažkurias vietas? Ne. Dar ne? Kol kas nieko negrojau. Kaip dirbtiniai kliūčių ruožai? Gerai, aš kadangi čia vietinis, tai kaip ir susipažinęs su jom, tai su jom draugauju, bet tiesiog šiek tiek energijos šiandien trūkumas. Tokia kova su savim? Kova su savim, jo, čia būtent važiuoju savo malonumai, tai tikslas... Ne rezultatai? Ne. Aš profesionalus mėgėjas. Aha. Gerai, supratau. Poilsis? Poilsis. Kaip sekasi? Viskas gerai. Neįdėjau labai daug pastangų į kvalifikaciją, bet planuoju visas jėgas įdėti į tikras varžybas ir tenais parodyti visiems. Kelintas dabar laikas? Dabar prastai 17. Tai atsigrojat yra šiek tiek kur? Bus ką. Taikausi į prizinę. Kaip trasa? Tokia nėra labai sudėtinga. Aš galvojau, bus daugiau tokių techninių kliūčių, bet labai daug tiesiųjų. Šiaip gera, man patiko, smagi trasa. Tai žodžiu, kur atsipūsti ir trasoj po kažkokios kliūties? Yra, ypač po akmenų yra tokie tiesioji, ten labai galima, ir paimti greičiai ir pailsint rankas pačiam atsigauti. Kaip technika, viskas tvarkoj? Jo, viskas gyvo. Buvau, akmuo sulankstė mano galinių stabdžių kojelę, bet išlenkiau su repriam, tai viskas gerai dabar. Gerai tam. Dėkui.
Paskutinis? Jo. Ratas. Užteka poilsio? Jo, pilnai užteka. Labai gal nenuvargina šiandien? Ne, kaip tik žinau, kad karštis duoda savo. Kaip rezultatų lentutė? Aš 4 pro klasė. Tai bandysi groti iki podimo? Bandysim groti, žinau. Reikia pasirinkti kitą taktiką. Yra dar vietos, kur paspausti? Yra. Vat kaip tik reikia pasirinkti kitą taktiką. Prieš tai buvau vieną pasirinkęs, dabar reikia kitą. Pažiūrėsim, kaip gausis. Gerai. Viskas. Pagautas. Kaip savijautos? Geras. Labai gerai atsigaučia šitą. Šitas paskutinis važiavimas, daugam sakė, buvo toks jau labai malonus gan. Aš greitesnis buvau, pagal rezultatus, tai geriau paskutinis greičiau. Nu, nes ne vienas sakė, kad kažkokia atgaiva. Jo. Nu, jau žinai viską, ten tai bandai klaidų nedaryti, pirmam šiuką klaidų. Kaip startė, kol neklydai, nes ten daug virtimų įvyko, nepakliuvai į tą. Startė, nepakliuvau. Aš kaip tik labai gerai pirmą kartą išstartavau ir antrą kartą gerai išstartavau, turbūt 2 taktis greičiau užsikūrė išvažiuoju. Tai va. O trasa po šitų 2 važiavimų nebuvo labai pagadinta? Ar jau ta pati vėža? Šiaip tik tais ta trasa, hard enduro, jinai per lengva, per greita yra. Šita per greita trasa? Nu, nėra tų kliučių tokių, kur gan greitai visur pravažiuojama, visi pravažiuoja be jokių. Tai aš manau, hard enduro turi būti tokie, kad jau nepravažiuoja. Techniška gal labiau, kad jau labiau atskleistų, kur... O čia atlaužiai ir... O čia atlaužiai, nu visur, nu va yra, aišku, va gerai tą startą padarė, tas įdomesnį truputį tas posakis, tai va tas... Čia ką dabar? Fainiausia vieta. Lauksim podimo? Ne. Praeitais metais buvo visi podiumai, šiais metais jau nebebus. Konkurentai stipresni? Nu, pro klasiai. Aš buvau M klasės čempionas praeitų metų, o dabar... Užaugai? Dabar užaugau, dar reikia augti dabar jau, nes yra tikrai greitesnių, gerokai greitesnių važiuotojų. Tai kur, jeigu va yra, jeigu džiugas ratu, nu bet jis vienas turbūt ratu. Ką sekančias varžybas, ką turėsi turėti? Rocket Bike.
Ne iš vieną girdėjau, kai kam tai ir svajonė nuvažiuoti. Jo, tai ten aš jau ne pirmą kartą ir ten tokia kaip šventė, lauki metų įvykis, festivalis. Jo, tai tikrai super ten. Tai ten kas dalyvių kiek išdžiugina trasos? Ir trasa labai, ir įvairios disciplinos, tas toks kaip super enduro. Tikrai, va ten yra sudėtinga ta trasa. Čia kaip automobilistai Dakaras, o jau... Tai Baltijos šalyse, tai turbūt tas Rocket Bikeris yra tikrai toks, kur visi va nori, taigi visi bilietai sold out. Jo, sakė, ten gal per savaitę, per 3 dienas, ten viskas tiesiog... Tai gerai, kad spėjau, man Latvijai tokie parašė žinutę, atsiuntė registruokis. Tai iš karto užsiregistravau, bet paskui žiūriu sold out. Nėra ką laukti, ne. Gerai tada, sėkmės. По регламенту у нас пункт, по регламенту у нас шампанское должно разливаться. Пункт 9.3.1 шампанское разливается после награждения. Так что будьте это запоминайте. Taip, antroji vieta, mėgėjų klasė, Edgaras Jūsius. Ir taip pat pasikartosiu lietuviškai, kad pagal reglamentą 9.3.1 punktas šampanas yra išlaistomas. Taip, ir pirmąją miestą Ingus Stupė! Va, čia tai jau gyvas. Malaci. Taip, nuotraukos. Ir dabar laistam, prausam, va! Jau šampanskį разливаем! Taip, pro klasė, 3 vieta, Vladas Gančarovas. Gali būti geriau. Nu tai aš supratau, kad turėsiu dar pasistengti kliučių pridaryti pagal jūs čia. Jo, per lengva. Antroji vieta, Mindaugas Daugėla. Nu nereikia. Davai, prauskit. Aš sakau, reglamentas griežtai. Nelaistas šampano bauda 100 eurų, tai šampės išeis tada ojojoj kiek. Jo. Taip, ir pirmoji vieta, Džiugas Katakevičius. Bet šiltas. Nenulaikysiu. Specialiai laikiau, kad pūstų geriau. Taip, šypsenas. Ir procedūra. Va! Na, Džiugai. Prauskit, pasivykit, Džiugui, prauskit. Ja. Yra 3 komandinės taurės, bet tik tai 2 komandos dalyvavo. Tai kažkodėl 3 komandos nesusidarė. Tai antroji vieta, Klaipėdos motosporto klubas, surinkęs 43,5 taško. Jūsų antroji vieta. Pateisinu. Schema sudirbo. Ir pirmoji vieta, Moto agentūrės RT komanda. O, Batūrai. Ačiū vyrai. Jam 8 taškai. Sveikai daug. Sveikim prisidėjai. Dar kartą. Valio. Tai ką, tariame nuoširdų ačiū visiems sportininkams.